Šiaip jeigu sekate mane pastaruosius mėnesius, tai tikriausiai žinote atsakymą iš video ir spėjate, kad tai yra Crucial BX serijos SSD. Bet pasirodo nėra viskas taip paprasta. Na, sveiki visi ir kaip pasivėjot, pas mus labai dažni video yra su Patriot Viper, tai ne veltui, nes kaip matėte gal mano paskelbimo video, tai kad mes esame pasirašę ilgalaikę partnerystės sutartį. Bet tai žinokit nėra minusas, kaip matėte, tai yra į naudą ir jum, žiauriai daug kontento. Na ir taip pat mūsų rėmėjai yra visai labai faini ir jie taip pat dalina kažkokių dalykų. Tai tiesiog šiandien tokios mini sąlygos yra, kad jie pasakė, kad reikėtų surinkti 1000 laikų, kebras. Smash that like button, 1000 laikų ir tada vieni iš šių SSD, kuris iš kurių mes apžvelgsime šiandieną, iškeliaus vienam iš jūsų. Na ir nepamirškite sekti mano Facebook'o, Twitter'o, Instagram'o, nes būtent tenais ir keliaus konkursas, jeigu jūs surinksite tą laikų skaičių. Na, o šiandienos mūsų tema yra pigus SSD, na, pasitikslinsiu pigus ir geri SSD, nes gal ir teko girdėti tokių pavyzdžių kaip Kingston A serijos ar SSD Neo serijos, kurių patarčiau vengti. Na, o kas mane sekti, jau minėjau pradžioje video, jūs tikriausiai girdėjote ir aš kalbėjau apie tą Crucial BX serijos labai pigius ir gerus SSD. Ko jie mane sudomino ne tik kaina, bet taip pat, kad jie turėjo tą prabangiai anksčiau skaitytą technologiją Flasho 3D NAND. Na, šis SSD mane taip sužavėjo, kad aš net tada spėjau nupirkti savo draugai, pakeisti į laptopą, nufilmuoti video, kurio iki šiol netgi neįkėliau, nes, nežinau, ten labai painiava išėjo su to laptopu ir blogi prisiminimai, bet jo, vėlgi SSD galima į laptopus dėti, tiesiog reikia kantrybės. Na, tuo metu aš gan mažai pasidomėjau, bet tiesą pasakius net nesitikėjau, kad bus ir kitų patikimų gamintojų, kaip pavyzdžiui Patriot, kurie irgi turės 3D NAND technologijos SSD, kurie yra pigus. Ir net jeigu reikėtų sakyti tiksliau, pigiausi, nes jeigu nukeliautume dabar į skaiteką, pradedant nuo 120 GB modelių, jis yra pigiausias tarp konkurentų. 2 GB irgi pigiausias, 4.8 pigiausias Patriotas ir netgi pats tas brangiausias modelis 900 GB konkuruoja su vieninteliu Crucial BX, kurį jau minėjau, ir jį nurungė netgi ant 40 €. Na, tai trumpai tariant, jeigu tingite žiūrėti šį video, tai taip, šis SSD yra tikrai pigiausias, tai gali dėti laiką ir iki kito karto. Bet gal dar neskubėkime atsveikinti, gal pažiūrėkime, kasgi yra toje Patriot Burst serijoje, ką jie ten siūlo ir ar nėra jokių minusų. Na, iškart pabrėžkiu, kad aš nesu žinomas kažkoks rimtas testuotojas ar apžvalgininkas netgi. Mes tiesiog pasižiūrėsime šios SSD, tuo labiau, kad tikėtina kažkuris jums keliaus, tai ten paprastas unboxingas, funkcijas apžvelgsim ir panašiai. Na, pradedant unboxingą, kurį aš jau iš dalies dalinau savo Twitter'yje, šie SSD ir SSD bendrai neturi labai ką parodyti. Tai pakuoti gan išvaizdi, turi keletą pagrindinių funkcijų priekyje, bet tai yra gan standartiški užrašai tokie kaip 7 mm storis, SATA 3 technologija, kuri jau virš 10 metų egzistuoja, ir taip pat 2,5 colio dydis, kas yra irgi gan standartiška. Na, jeigu galvote, kas čia per 2,5 colio stoja SSD, taigi viršuje parašytas storis 7 mm, tai kas čia dar tie 2,5? Na, šiek tiek istorijos grįžtant į hard diskų laikus, kada būdavo metalinės plokštelės ir atitinkamai tada juose buvo laikoma atmintis. Jos būdavo apvalios, įdėtos į patį hard diską ir jų skersmuo buvo būtent tas 3,5, jeigu teko matyti, colio. Na, čia plokštelių nėra, mes jau viską pašalinime, čia nieks ir nejuda, bet mes grįžtame prie vis dar tos skersmens. Tai yra 2,5 colio, ką mes turime ant SSD skersmens, jeigu dedant į kompiuterį. Na, grįžtam prie pakuotės, ką žmonės dar dažnai maišo, kad turėtų ateiti dar kažkas kartu su SSD. Ar tai būtų laidai, ar kažkokia spalvinimo knygelė, aš nežinau, bet tai nėra tiesa. Na, patys SSD iš tiesų ateina pavieniui, nėra jokios papildomos komplektacijos, o ko jums reikėtų patiems turėti, tai turėtų būti likę nuo jūsų surinkto kompiuterio. Arba jeigu kažkas jums surinko, tai jums turėtų būti išduota tokia dėžutė su likučiais ir tenai bus reikalingi laidai, pavyzdžiui, SSD. Na, o ką būtent jums reiktų turėti pasijungti, mes galime matyti iš pačio SSD. Tai yra dvi jungtys, abi standartizuotos Serial ATA, bet viena yra duomenų perdavimo, tai laidas, kuris keliauja tiesiai jūsų motininę, todėl turėtume turėti čia dažniausiai gan trumpą laidelį nuo savo motinės plokštės komplektacijos. Na, o antras laidas taip pat bus SATA standartų, bet jis bus skirtas maitinti galią jūsų SSD, tai jau teisingai supratote, jis eis tikriausiai iš jūsų maitblokio esančio kompiuteryje. Na, šiuo atveju aš neturiu po ranka laisvo kompiuterio, kur galėčiau ištraukti maitblokio laidą, kuris būtų laisvas, kad jums parodyti, bet žinokit, labai lengva atpažinti tos maitblokio laidus, jie atrodo gan standartiškai, jų daugiausiai būna beje kartu su maitblokiu ir laisvųjų būna pačiam korpuse. Na, tikriausiai, kaip pajungsite šį SSD, jūs klausite speksai, ar jisai greitas, ar jisai labai greitas SSD. Tai aš jums tada tikriausiai atsakysiu tiesiog, kad jis yra greitas, kiek įmanoma, kad jisai būtų greitas. Na, jau kaip matėte dėžutė, šis SSD naudoja sąsają SATA 3. Ir beje, jinai yra gan sena, bet gal reiktų labiau teisingai sakyti išbaigta. Ir būtent tos technologijos, kur minėjau 3D NAND, mes išgauname greičius, kurie yra atitinkamai jau maksimalūs šiai sąsajai ir šiam SSD. Ir jeigu matote iš šių testų, tai yra 560 MB skaitimo greitis ir taip pat įrašymo greitis siekia iki 540 MB. Na ir beje, šie testai nėra man daryti, aš paliksiu rimtų apžvalgininkų rašytų straipsnius, kas norit paskaityti, gal giliau pasiknist apie SSD.
SSD ir taip pat pačios nuorodos SSD po video. Ir kai kurie gal ne veltui dažnai matote tos 500, jeigu žiūrite SSD, tai yra, žinokit, maksimalus pasiektas greitis su SATA. Jeigu norite kažkur eiti greičiau, jums reiktų va šitokio mažo daikčiuko, tarkim, kaip šis, čia yra M.2 linija, kuri eina per PCI Expressą ir gal mes sekančiam video pakalbėsim būtent, kasgi tai per dalykas. Subscribinkit. Na, jeigu grįžtant šiandien prie mūsų Burst serijos SSD ir jų parametrus, ką reiktų pabrėžti, kad atitinkama nuo jų talpos gali šiek tiek skirtis ir pats greitis disko, o ypač kiekis sugebantis nuskaityti talpos per savo gyvenimo trukmę. Šiuo atveju matome, kad 120 GB skaito garantuotai 75 TB duomenų, o tarkim didžiausias 960 GB talpos Burst SSD skaitys netgi 835 TB duomenų. Jeigu kalbant jau apie diskų ilgamžiškumą, tai kokia yra garantija, kurią išduoda Patriotas? Ant dėžutės lygis parašyta 3 metai ir nuėjęs Kiteką mes taip pat matėme tuos 36 mėnesius. Bet ar aš asmeniškai jums duočiau tuos 36 mėnesius? Pala, čia kažkokie neiškumai, šis SSD gali būti blogas? Na, kur susiveda galai, man pradedant domėtis yra apie šio SSD valdiklį. Jis yra gan žinomas Pison S11 ir jis yra naudojamas tarp gan pigių SSD pastaraisiais metais. Aišku, čia jis gan išbaigtas, bet jeigu nueisite į Google pasidomėti vis tiek apie tą Pisoną, tai jis nėra labai geras. Na, paprasčiausia Google paieška man pirmajam variantui jau išmeta Reddito postą, tai yra dažniausiai žmonių, kur skundžias dėl dalykų rimtai. Ir tenai kalbama, kad jiem SSD labai dažnai būdavo nurašomi, netgi neišgyvendavo pusės metų. Aš tada nelabai pasitikėjau vienu šaltiniu, nukeliavau, tarkim, į kitą tipą paieškos, pasitikėjimo sistemos ar vertimų daiktų, tiesiog nueiti į vieną iš parduotuvių ir paskaityti pirkėjo atsiliepimus. Newegas yra labai žinoma užsienio, būtent Amerikos parduotuvių technikos. Tenai šis SSD taip pat nėra puikiai vertinas, matome 3 iš 5 kiaušinėlius ir taip pat nelabai geri atsiliepimai iš pačių žmonių. Tai ką mes darom, ar mes jau nutraukiam partnerystę su Patriotu, jie jau blogi yra? Na, aš negalėjau patikėti iš tiesų, kad šie SSD gali turėti tokį neigiamą atsiliepimą, tai aš sakau, naisiu kažkur dar bendrai pažiūrėti, nes Newegge buvo tik tai 46 vertinimai, tai Amazone, tarkim, tenais yra beveik 300 vertinimų ir mes ten matome biški kitokią istoriją, tai yra 90% žmonių yra patenkinti ir kažkiek tų nuskundimų vis dėlto krenta. Bet tai nėra jau taip blogai, aš jau labiau realistiškai žiūriu šią situaciją, tai kad pasitaiko defektų, pasitaiko problemų, bet daugumoje yra viskas tvarkoj. Bet jeigu eiti link apibendrinimo, aš vis tiek suvesčiau galus, tai tarkim dar vienam iš apžvalgų, kurias kaip minėjau paliksiu aprašyme, žmogus minėjo, kad šis SSD mėgsta itin drastiškai sulėtėti, jeigu jis yra įrašomas daugiau nei 80% savo talpos. Tai irgi kasdien naudojimui tai nėra labai praktiška, tai ką aš jums patarčiau gerbimieji žiūrovai, tai kad kaip ir mano atveju turėčiau SSD kaip antrinį, kaip tiesiog tarkim žaidimams susirašyti, kad tu negalėsi labai apsiverkti, jeigu tavo žaidimas įstrins, galėsi vėl atsisiųsti, arba kaip minėjau mano atveju aš jį naudosiu editimui tos pačios dienos projektam, tai jeigu man ir jisai išsitrins, aš galėsiu vis tiek perdaryti tą projektą, bet ne tai, kad aš ten kaupsiu kažką svarbaus. Na, bet hebra, vis tiek aš negaliu stumti ant šio SSD, tai yra pigiausias SSD by far. Kaip pasakytų anglai, tai reiškia nėra beveik jokių konkurentų pagal kainą, tai jeigu rinkti šį SSD tiesiog kasdieniam naudojimui ar tiesiog savo pažįstamam, giminiai, draugam, kad bendram naudojimui kompas greičiau veiktų, užsikrautų, judėtų, vis dėlto jeigu žmogus niekur ten svarbaus nesaugo savo kompiuterį, tai šį SSD yra šiaip labai puikus pasirinkimas. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote šį video, priminsiu mane sekti socialinėse medijose, kad nepraleistumėt galimai ateinančio gyvai, o Patriotai nusiteikit toliau mano kritiškiam vertinimams, taip mes turėjom pastaruosius video, kuriuos paliksiu, kas nematėt po video nuorodas, kurie buvo gan teigiami ir šaunus, bet vis dėlto tokia realybė kartais būna. Tai dar kartą ačiū, iki sekančio karto, iki.